Žinios 4. Labą dieną, ponas Junior Žemė ir oras. Kokie skripli šiandien? Nežinau, baltas. Ar buvot kada pisęs kokosą? Aš neužsiemu su vaisiais. Tik tai su batonu. Čia ne vaisius, čia yra riešutas. Jūs toksai išmanus, kaip telefonas man. Kankorėžis irgi riešutas. Ar buvot kada nudrožęs jį? Buvau vieną kartą. Ir koks jausmas buvo? Nežinau, rankas skaudėjo. O tai čia nuo drožimo kankorėžio ar nuo bibi? Nuo drožimo, kaip suprasti su bibi. Aš nežinau, tai jūs gal ten kažkur darot su bibi. Aš tai nežinau. Tai gerai, tau nereik žinot. Va, kaip tavo siedukai laikosi? Gerai, o kodėl taip nori paklausti apie juos? Ten jie 9 metai, kada suis 10 metų jiems. Nežinau, vakar suėjo. Tai greit suėjo po 2 dienų? Taigi gimtadienis atėjo, tai šventėm. Tort nupirk ir buvo toks gerulis receptas. Koks torto receptas? Nežinau, kiek sakė man seneliai, tai pridėjau žemių, tada žolės nusipirko, bet tos tokios kanapių žolės. Sakė, daug kainavo, bet visi kominiai gulėjom. Ir ant šito. Ir kaip tasai, kai būna pabarstukai tokie, tai kokaino. O nuo torto nebuvo apsvaigusi galva? Taigi sakau, kad visi kominiai gulėjo. Įskyrus mane, aš tai tik tais gabalėlį paragavau, bet neskanus tikriausiai todėl, kad žemių buvo. Ar buvo kokių svečių pas jūs prikvietę ir ragavo tortą? Jo, buvo vieną tą bomžą pakvietę, mano valkatą tą žvėrelį, kuris su manim visą laiką tūsosi. Tada dar buvo pakvietę ten senelį tokį vaikiną. Pakvietę buvo. Tai jūsų senelė sukčiauja ant jūsų zieduko? Nu, nežinau, tai tenais jie tik tai abudu šiaip ten mokykloj. O jūsų seneliai piso grybus? Piso, ar ne kartą, ar ne du. Vieną kartą tai įsipjovė, kaip ir aš ten su bananais formelės išdražinėjau, tai jie ir šitų iš grybų. Bet jie kažkaip tai grybus ten labiau mėgsta, man tai nepatinka. Ar buvo pisę musmirę, kaip tada jaustųsi? Buvo pisę, taigi sakanas iki tai buvau musmirių priragavęs, prigrybavęs. Tai ten jiems ir buvo, aš tai valgau dažniausiai kankorėžius visokius, ar šiaip ten kokias liekanas, arba nupisu iš vaikų prie kebabinės už durų stoviu ir laukiu, kol nusiperka ir nupisu kebabą. Ar buvai kada valgęs plytą su samanom? Nebuvau. Kodėl? Nežinau, tokių net nėra, man atrodo, pas mus tai tik tai šūjinos plytos yra. Ei, dabar pašnekėsiu su žmogumi bamba ant šiknos. Ei, ar pažįsti delfiną? Tai aišku pažįstu, žuventį, tokį, kurva, aptaškė mane vieną kartą. Reikėjo, žinai, blėt, nubėgu pasiėmiau meškerę, kurva, iš bambuko, pagaut reikėjo, supranti. Suprantu. O kokios jis spalvos buvo? Raudonis? Raudonis su taškeliais? Ne, mėlynis. O, tai ten buvo mano močiutė. Bet banginį buvai kada iškastravęs? Bandžiau, bet nepavyko, žinai, paspruko. Ir dabar vėl grįšiu prie Junior Žemė ir oras. Ar kada buvai zoologijos sode? Tai buvau, senelė nepagailėjo pinigų, tai nuvedė. Kokių žvėrelių ten matei? Mačiau akvariumą, man jisai labiausiai patiko. Ten
tasai akvariumas toksai iš stiklo pagamint, tai labai gražiai atrodė. Kažkokį ten padarėlį plaukšė, bet man jie visai nepatiko, tik akvariumas. Tokio aš labai jau norėčiau. Ar tu galėtum laikyti savo tą valkatą gyvūnėlį? Nežinau. Žinau, bet tai. Nežinau, žinokit, aš nemanau, jisai didesnis už mane, bet jisai labai paklusnus, nes aš, kai laukiu vaikų prie kababinės, tai jis ir nupisu kebabą, tai jisai, aš jam duodu dalį, nes jisai taip įbaugina juos labiau nei aš. O kokios spalvos buvo akvariumas? Stiklo spalvos buvo, baltas. O kokios formos buvo akvariumas? Rytuliu. Žinot ką? Ką? Kodėl jūs taip ilgai stovite? Bet čia nėra kėdžių kokių, kur galima atsisėst. Tai va, yra kelmas, bet dabar lyja, bet jūs atsisėskit. Tik pochui sušlapsit, tai sušlapsit, bet pastovėsit, nes malotės kai kaus bėbras. O jūs nenorit atsisėst ant vibriko? Norėčiau, bet neturiu vibratoriaus, nes seneliai taupo dabar ant vibratoriaus ir draugas senelis padeda tų pačių. O kam jūsų seneliams reikalingas? Aš nežinau tų dalykų visokių. Aš net nežinau, kaip vibratorius atrodo, tai girdėjau šitą žodį. Ką jūs darželyje ko mokino? Nežinau, mokino kalbėti ir skaičiuoti. Šiaip daugiau kaip ir nieko. Mane seneliai daug ko šiaip mokina. Nes darželyje aš ten tokioj grupėje adaptų mokinuosi. Tai šitie seneliai mokina mane daugiau negu adapto toj ten programoj. O kokį mėnesį sueis jūsų gimtadienis? 52 mano gimtadienis. 52 mėnesį? Taip, ir diena 52. Įdomu, ar kalendoriuje yra tokia data? Taip yra, bet tai nepaprastas kalendorius, ten adaptų. Aha, adaptų. O kiek tokių adaptų yra pas jūs darželyje? Tai 100, kaip ir minėjai. Ar galėtum paskolinti arbatos? Ne, tik tai žolės galėčiau paskolinti. Mes fermą turim už šito garažo. Auginam ir parduodam. Bet jie kažkaip tai labai ilgai čia jau taupot ant to vibratoriaus. Nes už 1 gramą tai 40 litų. Prašom. Tai ten tikriausiai heroinas yra. Ne, ten kanapė žolė vadinasi taip. Ar žinot, ponas, kas tai per žolė? Nu, tai kaip ir paprasta žolė, tai tokie krūmai dideli, kaip medžiai, tik tai biški mažesni. Ne, jinai daro, kad tavo kiaušai susprogtų. Nežinau, tai kodėl seneliui nesusprogo kiaušiniai, kai jis valgė tortą. Nes jis susileido adrenalino ir išdulkino bobą. O kas yra dulkinti bobą? Aš nupirsiu iš tavęs bašką. Kodėl nupirsi? Todėl, nes yra pilna kanapių. Tai tu nepavok mūsų viso derliaus. Tai aš tau galiu duoti, tai tu nenupirsi visos bačkos. Jūsgi dar fermą turit, atsiauginsi dar. Bet žinokit, sėklos irgi nepigios. Pochui. Kas, blėt, pochui, jums tik tais parūkyt kurvą ir apsinešt, o man tai reikia ant vibratoriaus taupyt. Kiek jis kainuoja grybų? Taigi, kokių dar, blėt, grybų? Mes pardavinėjam žolę, ne grybus, blėt. Nu gerai, žinios baigėsi. Fuck you, bitches.